Balandžio 12-ąją Kelmės kultūros centre posėdžiavo naujai išrinkta rajono taryba. Posėdis prasidėjo įnešant į salę Kelmės ir Kelmės rajono miestelių vėliavas, sugiedant Lietuvos Respublikos himną. Posėdžiui pirmininkaujanti Kelmės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Adelė Jaugelienė visus 25 2011–2015 metų kadencijos Kelmės rajono tarybos narius kvietė duoti priesaiką. Šios kadencijos taryboje 10 naujai išrinktų tarybos narių. Taryba nusprendė atleisti iš pareigų Dalią Miklovienę, laikinai einančią savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Daliai Miklovienei padėkota už darbą. Pirmajame naujos kadencijos Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje mero rinkimai. Pasiūlytos buvusio Kelmės rajono mero socialdemokrato Kosto Arvasevičiaus ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratus atstovaujančio Egidijaus Ūkso kandidatūros. Iš 25 slaptai balsavusiųjų 5 biuleteniai pripažinti negaliojančiais, 7 balsai atiduoti už Egidijų Ūksą, 13 už Kostą Arvasevičių. Kelmės rajono meru 4. kadencijai iš eilės išrinktas Kostas Arvasevičius. Po pietų susirinkus į posėdžio tęsinį taryba rinko mero pavaduotoją ir savivaldybės administracijos direktorių. Mero pavaduotojų pasiūlytas liberalų ir centro sąjungos atstovas Kęstutis Bilius. Iš 25 slaptai balsavusiųjų 14 už, 11 prieš. Taryba išrinko Kęstutį Bilių Kelmės rajono mero pavaduotojų. Į savivaldybės administracijos direktoriaus postą siūlomas socialdemokratas atsisakęs Kelmės rajono tarybos nario mandato Zenonas Mačernius. Slapto balsavimo rezultatai. Iš 25 biuletenių 2 negaliojantys, 13 už, 10 prieš. Taryba išrinko Zenoną Mačernių Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Vicemeras ir administracijos direktorius pradės dirbti, kaip tik savivaldybė pasieks specialiųjų tyrimų tarnybos pažymos apie šiuos kandidatus.